Parodomieji šakočių kepimai Ignalinoje organizuojami jau 6 metus ir kasmet sulaukia vis didesnio susidomėjimo. Prie karšto pečiaus, pasak šakočių kepėjos Marytės, noriai stoja tiek pradinukai, tiek žilstelėję senoliai. Visiems smaga patiems išbandyti įsikepti šio per 500 metų istoriją turinčio pyrago. Lietuvoje pirmuosius šakočius iškepė vienuolynuose nuo 1417 metų ir pirmųjų šakočių forma buvo panaši. Buvo tiesi, panašiai medžio kamieną, bet lietuviškas šakotis buvo kepamas su rageliais. Bet kadangi tie receptai buvo labai saugomi, tai pirmuosius šakočius Lietuvos gyventojai išvydo tik 1857 metais. Na ir pirmosios formos buvo medinės, jos buvo drožiamos iš ąžuolo, uosio. Ir kadangi popieriaus puspergamenčio tokio nebuvo, tai forma buvo vyniojama paprasta lininė drobelė, rišama siūlų ir tai buvo kepamas šakotis. Jo šakotis kepasi ne ant laužo, bet ugnis turi būti iš šono, kadangi pilama tešla, jinai taškosi į skardą. Na štai dabar va tokiu paprastu būdu prie židinio malkų pagalba kepsime paprastą tradicinį šakotį. Šiaip kūrename židinį beržinėmis malkomis, jas smulkiname, kad kaitra būtų dar didesnė. Na ir iškepti šakotį reikalingas iešmas, forma. Na ir štai tokia skarda, į kurią po truputį yra dedama tešla. Jinai turi iššilti, tešla pasidaro skysta. Ir tada jinai vienodai gražiai pilasi po visą formą. Šakotis kepamas plonais sluoksneliais pilant tešlą ant apvalios formos, kuri nuolat sukasi karštame pečiuje. Suformuoti visiems įprastą aukštą spygliukais papuoštą pyragą užtrunka apie valandą laiko. Šakočio tešlos paruošimas taip pat gan ilgas. Anksčiau tešla būdavo maišoma tik rankomis. Išmaišius sviestą su medumi buvo dedama po 1 kiaušinį. Kadangi dabar šakočius mes sveriame gramais, kilogramais, na, o senovėje, kad nustatyti šakočio svorį, buvo imamas kiaušinių kiekis. Pavyzdžiui, 2 kg šakočių reikalinga nuo 25 iki 30 kiaušinių. Jeigu yra 3-4 kg šakotis, tai dedama 50-60 kiaušinių. Jeigu imama 100-120 kiaušinių, tai jau yra dideli šakočiai, kurie sveria 5-6 kg. Na ir kadangi tie produktai buvo labai brangus, galima sakyti, šakotis yra prabangus gaminys, tai pirmuosius šakočius savo leisdavo išsikepti tik tai turtingesni. Bažnyčiose, klebonijose dažniausiai buvo kepami. Na ir šakotis buvo vestuvių stalo papuošalas. Dabar jau per visas šventes ant stalų stovi lietuviški šakočiai. Kol mūsų šakotis po truputį gauna įprastą formą, sėdame pasižiūrėti, kaipgi gimsta šakočiai gamyklose. Čia irgi nemažą darbo dalį reikia atlikti rankomis. Beje, vienas kepėjas dirba prie 4 krosnių ir per pamainą iškepa 80-100 kg įvairiaus svorio šakočių. Na štai, mūsų šakotis jau iškepęs. Vos nuėmus jį nuo ugnies, pakvimpa visa patalpa, o rankos taip ir tiesiasi atsilaužti šiltų ragiukų. Jei norite pamatyti, kaip gimsta šakotis, tačiau neturite galimybės atvykti į Ignaliną, galite tiesiog užsisakyti šią pramogą ir kepėjai atvažiuos tiesiog į jūsų kiemą.